Sveiki visi, šiandien eksplorinsiu dar vieną apleistą vietą. Pradėsiu nuo to, jog šiaip netai prasibrovęs pro blokeliais ir kitais daiktais užverstą požemį, patekau į tamsų tunelį, kurio gale radau hermetinės duris, o kas slėpėsi už jų, tuoj pamatysite. Ir prieš save išvystame hermetinės duris. Pabandysiu jas atidaryti. Taigi durys atsidaro ir mes patenkame į požeminę slėptuvę. Kažkoks rusiškas užrašas, dar vienas rusiškas plakatas, kažkokie vaistų buteliukai. Nu, čia gana nemaža erdvė. Čia dar pilna visokiausių plakatų. Čia dar kažkokie kambarėliai. Tuoj viską apžiūrėsim. Pirmasis dalykas, ką aš padarysiu, tai įsijungsiu dar vieną papildomą šviesą, kad geriau matytųsi visas bendras vaizdas. Taigi, dar viena papildoma šviesa tikrai nepamaišės. Ir visa slėptuvė dar geriau atrodys ir galėsim daug geriau įsivaizduoti visą bendrą vaizdą, negu vien tik tai vaikštant su prožektorium. Na ir ką čia turim? Rusiškus užrašus, dar sovietų laikų. Čia taip pat rusiški plakatai. Paaiškinta, kaip elgtis su dozimetrais bei kitokiais prietaisais. Taip pat turėtų būti paaiškinta, kaip užsidėti dujokaukes. Čia matau kažkas paaiškinta, tikriausiai dujokaukės vaikams. Gerai, galim pereiti toliau. Dabar pasuksiu į šią pusę. Čia stovi dar viena lenta su rusiškais užrašais. Vėlgi visko prirašyta. Dar vienos milžiniškos hermetinės durys. Na ir ką čia dar randame? Čia kažkokia knyga, tai turi žinoti ir mokėti. Taip, iš tikrųjų ši slėptuvė yra mokomoji. Todėl tikriausiai čia šita knyga ir atsirado. Gerai, dabar judėsiu toliau. Šitam kambarį čia buvo oro filtrai, matau iš karto. Taip, čia būtų oro filtrų, kurie siurbia orą iš viršaus, perfiltruoja ir teikia į slėptuvę. Čia vėlgi hermetinės durys. Tų durų neatidarinėsiu. Gerai, judame toliau. Pasižiūrėsime, ką dar čia rasime. Čia vėl kambarys pilnas plakatų. Įvairūs žmonės. Čia visokiausi paaiškinimai. Na, kalbant apie bendrą vaizdą, tikrai neblogas, nėra viskas taip labai išdaužyta ir labai suniokota. Gerai, paimkim šitą papildomą šviesą. Na ir dabar čia turim dar vienas milžiniškas hermetinės duris. Čia gesintuvai. Čia, kaip matau, tašės dujokaukių. Judame atgal. Pasižiūrėsim, ką rasime kitoje pusėje. Čia tualetai tiesiog. Ten net nėra ko eit. Na, dabar apžiūrėsime šį kampą. Čia vėlgi pridėta pilna plakatų.
Vėl daug visokiausių paaiškinimų, kaip kuo naudotis, kaip elgtis kokioje situacijoje. Čia dar randame knygų, įvairių dokumentų, ligonių slaugymas, dar viena rusiška knyga, programa, vėl rusiška knyga. Čia irgi kažkokia mokomoji tikriausiai knyga. Na, čia plakatas, kaip elgtis susižalojus, kaip užbintuoti, kaip užtvarsyti viską. Na, čia tiesiog dar daugiau plakatų, visko primėtyta. Šitoj pusėje visai kitoks vaizdas. Čia turime žemėlapį. Kaip suprantu, čia tokios kaip ir saugyklos slėptuvės. Gali būti, kad čia rasime ir kažkokių dujokaukių, čia batai. Pilna batų primėtyta. Dabar jau du toliau. Dar daugiau daiktų. Plakatai sumesti į vieną vietą. Čia randam vaistinėlių. Tvarščiai, vaistinėlės. Tikriausiai jau daug kas žino, kaip jos atrodo, bet galiu dar parodyti. Taigi, pirmos pagalbos vaistinėlė. Iš tikrųjų nedidelė ir kompaktiška. Stiklainis kažko pripiltas. Gerai, du toliau pasižiūrėsim. Dar ką čia rasim. Čia tuščias kambarys. Čia hermetinės durys, kaip ir kitoje pusėje. Čia vėl visokiausių daiktų primėtyta. Matau dujokaukės filtrą, surūdijusį ir išardytą. Nu, čia dar kažkoks tunelis. Ai, ne. Čia tikriausiai liftas. Iš tikrųjų, nemažai visokių daiktų likę. Mokomoji slėptuvė gana neblogai išsilaikiusi, daugiausiai radome įvairių plakatų. Vaistinėlių radom, dujokaukių nelabai. Žinoma, jau čia buvo kas be ko, bet nežinia kada. Na ir ką, kaip ir viskas, manau. Šiam kartui tiek. Žodžiu, kaip įvertinu, tai labai patiko.
Žinoma, galėtų būti dar geriau išsilaikiusi, bet džiaugiuosi, kad bent tiek likę iš jos. Jeigu jums patiko, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir lygiai kito susitikimo.